Varėnos kraštas garsėja miškais, grybų šventėmis, vandens turizmu ir rankiniu. Net varėniškis Kauno Žalgirio krepšininkas Dainius Šalenga į krepšinį pasuko sulaukęs 18 metų. Iki tol jis buvo laikomas perspektyviu rankininku. Greitoje apklausoje Varėnos centre įsitikiname, kad rankinio populiarumas čia ne mitas. Manau, kad numeris 1 rankinis Varėnoj. O kodėl? Geras žaidimas, įdomus žaidimas, vyriškas žaidimas, aišku, ir merginos žaidžia įdomu, žmonėms paprasčiausiai, man pačiam įdomu. Senais laikais ir pats pabėgiodavo. Dėl to, kad ir bibliotekui yra pilnas statulų už rankinį. Teko matyti rankinio varžybą? Taip teko ir dalyvavau treniruotėse, žaidžiau rankinį, bet neteko pačiam dalyvauti varžybose, bet matęs daug varžybų. Asmeniškai man tai iš tikrųjų rankinis ir džiaugiuosi tuo. Dar balso stygos neatsigavo po čempionato Lietuva-Kroatija. Šakės varžybos buvo įspūdingiausios, vienos iš įspūdingiausių. Jaunimo daugiausiai tikriausiai sportuoja rankinį, kitos sporto šakos gal mažiau. Išpopuliarintos Varėnoj rankinis, tiesiog pasiekimų daugiau gal pasiekia. Mes laimėsim! Mes laimėsim! Jūs ką tik girdėjote Varėnos Ulos komandos himną. Ko gero, tai yra vienintelė rankinio komanda Lietuvoje, galinti rungtynes pradėti tokią gaidą. Miesto centre esančioje bibliotekoje puikuojasi rankinio komandų iškovotos taurės, o Varėnos Ulos rungtynių dieną viename iš skverų aiškiai nurodoma, kur reikia eiti ir padėti savo komandai. Ypač kai vyksta Dzūkijos derbis. Varėniškiai žaidžia su alytiškiais. Dzūkijos derbis, tai turbūt ir patys jūs suprantat, kad amžina yra. Amžina kova tarp mūsų, aišku, gerąją prasme, sportinė prasme. Ir aš tikiuosi šiandien ir įvyks. Tikiuosi žiūrovams patiks. Ir mes, aišku, pasiruošę kovai tikrai ir rimtai. Kaip įvyks, pasižiūrėsim. Ar būna ypatingas nusiteikimas šioms rungtynėms? Jo, savotiškai, kadangi ir varėniškiai, ir alytiškiai nusiteikė savotiškai visai kitaip nei kitom rungtynėm. Kadangi vis tiek Dzūkijos derbis taip ir skamba jau eilę metų. Ir tas kažkiek įtakoja iš vidaus jau kovai, ypač dzūkai prieš dzūkus. Alytiškiam yra Varėnos rankininkai seni priešininkai ir abidvi komandos yra pakankamai ambicingos ir laukiam principinės kovos. Kai visas laikas tarp dzūkų komandų, visas laikas labai vyksta įdomios varžybos ir nugalėtojas pasireiškia dažniausiai paskutinėmis minutėmis, tikimės gražių ir rezultatyvių rungtynių. Daug metų Ulos vyriausiųjų trenerių buvo Varėnos meras Vidas Mikalauskas. Stebėdamas Dzūkijos derbį, meras nekartą guodėsi, kad jei į komandą sugrįžtų po pasaulį išsibarstę jo auklėtiniai, Ula tikrai kovotų dėl aukščiausių apdovanojimų. Istorija labai įdomi. Iki praeito sezono iš tikrųjų Ula visą laiką laimėdavo. Galbūt pirmais metais, kada tik tai atėjo į aukščiausią lygą, tačiau šiek tiek keičiasi kartos. Ir alytiškių išaugo labai tokių jaunų, gražių, perspektyvių rankininkų karta. Tai praeitų metų ir šių metų rezultatai yra Alytaus naudai. Bet aš manau, kad šiandien bus kova tikrai atkakli ir sunku spėti dabar, kuri laimės. Nors derbis yra derbis, šį kartą varėniškiai neprilygo svečiams. Alytaus Almeida Stronglasas nugalėjo 36-25. Didžiausia aikštelės šeimininkų bėda buvo trumpas suolelis ir kelių pagrindinių žaidėjų trūkumas. Ne visi galėjo dalyvauti rungtynėse su alytiškiais. Nors, pavyzdžiui, rezultatyviausias Ulos žaidėjas Gražvydas Sereičikas pelnė 7 įvarčius, mokosi Vilniuje ir ryte prieš rungtynes laikė egzaminą sostinėje. Po to jis ir atskubėjo į rungtynes. Labai prastai sužaidėm šias varžybas, nežinau kodėl, net nesivaizduoju. Manau, turėtum pasistiprinti kitais žaidėjas, nes ne visi šiandien buvo, todėl keitėsi pozicijos ir tiesiog susižaidimo nebuvo. Šiandien Varėnos Ulos sudėtis buvo nepilna, atsarginių žaidėjų suolelis trumpesnis negu mūsų ir tai didesnė dalim lėmė mūsų komandos pergalę. Išvykę Alytų, taip, tikiuosi, kad bus viskas gerai. Bus tie žaidėjai, kurių šiandien trūko, labai trūko. Tikiuosi, sukovosim ir grąžinsim skolą su kaupu. Alytaus Almeida Stronglasas po šios pergalės Lietuvos rankinio lygos 10 komandų čempionate užima 4. vietą. Varėnos Ula yra 9. vietoje. Iki atkrintamųjų varžybų liko 12 turų.
Justinas